Pirmiausia, tai mantros yra garsų, žodžių kartojimas, siekiant išvalyti protą nuo negatyvių minčių, siekiant transformuoti energiją, negatyvias būsenas. Ir ši praktika tokia pat sena kaip ir pats pasaulis. Senosios kultūros, tokios kaip Tibeto, Indijos ar Nepalo, turi labai gilias mantrų kartojimo tradicijas. Ir neabejotinai, kad jos turi stiprų teigiamą poveikį, kitaip nebūtų tiek tūkstantmečių išsilaikiusi šitą praktiką. Reikia pasakyti, kad mantrų kartojimas tai yra malda. Kai kalbu apie maldos ar mantrų poveikį, tai visada prisimenu perskaitytą tokį realų įvykį. Tai yra, kai buvo numesta atominė bomba ant Hirosimos ir Nagasakio. Tai po to sunaikinimo tų plotų buvo rasta nedidelė šventyklėlė, kurioje aptiko senyvą moterį besimeldžiančią. Ir kas buvo keisčiausia, kad nei pati šventykla, nei ta moteris visiškai nenukentėjo, nors aplinkui išdegė viskas. Kas apsaugojo tą moterį? Ne tik jos pačios malda, bet ir jos 100% tikėjimas tuo, kam jinai meldžiasi, sukūrė visiškai kitos energijos burbulą, kuris apsaugojo ją. Taip bando paaiškinti tą įvykį. Šis pavyzdys labai gražus tuo, kad jeigu mes pasirenkame gyvenime maldos ar mantrų kelią, keisti savo energiją, išvalyti savo energiją nuo negatyvo, tai pats svarbiausias tame ingredientas yra 100% tikėjimas tuo, ką aš darau. Kviečiu į mantrų praktikas, mantrų meditacijos, kurios dabar vyks ketvirtadienį.